Labas, leis tau papasakoti apie Snappy operas, muzikinę edukacinę programą vaikams, kuri Lietuvoje jau 2 metai. Mes ją vadiname žaibo opera. Žaibo nes trunka tik 10 minučių, sukuriama atsitinka tarsi savaime ir visas procesas palieka neišdildomą įspūdį. Tokio kiekio vaikų sukurti tokį profesionalų dalyką, tokį kūrinį. Aš niekada nemaniau, kad vaikai gali taip padaryti. Ta žaibo opera yra tiesiog labai didelis džiaugsmas, nes kiti vaikai tiesiog negali to patirti ir mums tikrai reikia to džiaugtis, šita tokia tobula tiesiog galimybė. To buvimą tą scenoje, kadangi ne kiekvienas patiria tą mokymas, kaip dėl tų minučių visų mokaisi, tu ten savaitės visas ten. Tai va tas man labai įsiminė ir manau įsimins visam gyvenimui. Tai, ką gavo mūsų vaikai, man atrodo, liks tikrai ilgam. Aš kažkaip tikiu, kad tokie projektai daro mūsų vaikus geresniais žmonėmis. Yra keli būdai vykdyti šį projektą. Galima rašyti savo operas arba galima statyti jau parašytas operas. Jums reikės muzikos mokytojo arba muzikos profesionalo, kuris galėtų paruošti vaikus su vaikais muzikinę medžiagą, projekto administratoriaus ir kūrybinės komandos. Žaibo opera gali būti vasaros stovykla, tai gali būti mokyklos metinės programos dalis, tai gali būti jūsų miesto bendruomenės šventė. Jeigu jūs dirbate su vaikais, jeigu jūs turite vaikų, jeigu jūs atsakingas už vaikų lavinimą, ugdymą, tai programa, kuri tikrai patiks jiems. Dar daugiau, ji patiks ir jums. Tai programa, kurioje laimi visi. Ir aš tikiu, kad muzika savyje turi galę keisti pasaulį. Ir mes tai darome žingsnis po žingsnio, mokykla po mokyklos. Snappy operos yra judėjimas. Aš kviečiu prisijungti ir jūs. Mes žygiuojame su daina. O dabar išgirskime iš ekspertų, tų, kurie dalyvavo, organizavo ir liudijo mūsų operos kelionę. Žinot, būna pavasarį skleidžiasi žiedai. Tai mums apskritai 2 metų laikotarpis buvo tas gražus žiedas. Tai tikrai labai sujaudino, palietė ir aš matau mūsų vaikams, kaip vaikams ne vienam jau. Ne tik atvirumas, atsiskleidimas, drąsa scenoje, man buvo nuostabu, fantastiška žiūrėti jas scenoje. Aš tiesiog negalėjau patikėti, kad ten mano vaikai ir jos tokios tolerancijos gavo. Opera taigi yra tas dalykas, kuris sujaudina dažniausiai iki sielos gelmių, ar ne? Ir visą šitą pamatyti rezultatą iš vaikų, man kaip mamai buvo. O mes matėm tą jų augimą. Ir kaip aktorių, ir kaip vaikų, ir kaip dainininkų, ir kaip ten scenaristų jau praktiškai, ten buvo įvairių vaidmenų. Tai žinokit, tobuliausias dalykas tikrai. Vat čia buvo visapusiškas, įvairiasritiškas, jeigu yra toks terminas, kada nors gyvenime ugdymas. Visom prasmėm. Labai ilgai dar gyveno opera, iš tikrųjų. Ir labai ilgai ir mes gyvenom visais tais įspūdžiais. Jie labai ilgai išliko mūsų kasdienį veikloje ir labai dažnai prisimindavom. Mes per vasarą tiek kartų dar peržiūrėjom tą įrašą iš naujo ir tuo gyvenom, ir tuo visų bendru vaizdu, visų 3 mokyklų tuo įspūdžiu. Ir tas buvo labai smagu, kad ne tiek individualiai gal buvo šita opera kiekvienam vaikui, o tas toks bendrumo jausmas ir tas bendras, tas jų grožio sukūrimas.
mes iš tikrųjų be galo džiaugiamės, kad iš viso tame projekte mums teko garbė ir tas džiaugsmas dalyvauti, prie jo prisiliesti ir būti viso šito stebuklingo, iš tikrųjų, darinio dalimi. Taip. Tai buvo kažkas neįtikėtino. Nes opera yra tai toks, tą, kur reikia ištarti, toks, čia tikrai ne šokis, čia ne dainavimas, bet čia yra tas, kas susijungia. Tai visi, kai mes viską darom, taip pat turim išdainuoti, tik yra rolės, tai ir mes turim tą padainuoti, kokios yra tos rolės. Dar noriu padėkoti be kogi mokytojams ir tėvams, kurie irgi padėjo, irgi kartais mokydavo visą laiką, mokydavo kaip ištarti, nes vis tiek, kaip Renaldas sakė, tai nėra šokis, tai nėra tai nėra šokis ir tai nėra dainavimas, tai susijungia abu dalykai. Tai yra abiejų dalykų jungtis. Ir praėjo laiko, kol tai reikėjo suprasti, nes vis tiek, dainuoti yra lengviau negu dainuoti ir šokti vienu metu. Buvo sunku, kaip sakė Emilė, sujungti šokius ir dainavimą, nes, kaip tu pasilinki, tavęs taip negirdi, tai reikia pasilenkus, dar garsiau, nes pasilenkus tai tu nesigirdi taip gerai. Kad ir tu esi kamputyje, tu vis tiek turi būti pastebimas, vis tiek į tave visi žiūri ir tu turi su emocija dirbti. Aš tik tais pirmus metus ir aš buvau atbulietė, man labai patiko būti. Į operą turbūt telpa kaip ir čiurlionį, ir muzika, ir menas, ir viskas persipina. Ten tas toks didžiulė, ta turtinga puokštė, turbūt galim tai pasakyti. Iš tikrųjų labai žavėjausi, kad jinai tokia drąsi ir ta jos kalba kažkokia drąsi paliko, ryšlesnė, tokia aiškesnė. Bet ką išvelgiau savo dukroje, tai kad jinai labai stipriai atsiskleidė. Jos sceninės lankstumas, plastika, tiesiog liejasi iš jos pačios, kūrybiškumas, savęs parodimas, tai tobulai buvo iš tikrųjų. Matau, kad jisai mano genų, jam viskas sunku, jisai pats dreba, bet kiekvienas toksai mikro išlipimas į sceną, jisai yra labai svarbus ir padės jam vaidinti gyvenimą toliau, nes mes patys visada vaidinam. Pradėjome su tokiu neramumu, abejone. Opera ir vaikai, ar tai gali turėti ryšį, ar tai gali turėti sėkmę.
Bet po 2 metų iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tai yra unikalus projektas visiems jame dalyvavusiems. Tiek vaikams, tiek mokytojams, tiek visai kūrybiniai komandai. Na, toks žanras, sakyčiau, labai sudėtingas žanras, kuris daugam kelia galbūt ir baimių, ir nėra toks populiarus. Bet aš manau, kad mes išsiauginom ir klausytoją šio žanro, ir dalyvį galbūt. Pagrindinis dalykas, kurį aš pamačiau kaip rezultatą, tai yra bendrystė. Tai yra tokia bendrystė, kurios reikia paieškoti bet kur. Šeimoje, aplinkoje. Mes tapome šeima, mes netgi pavadinimą turime - Žaibukai. Taip kad aš labai dėkoju už galimybę dalyvauti šitame projekte ir kviečiu bet ką, kuris bus pakviestas, paskubėti. Jūs net nežinote, kas jūsų laukia. Džiaugsmas. Kad verta tai labai, nes tu išmoksti susikaupti, išmoksti beveik visokių dalykų, išmoksti draugauti, išmoksti dainuoti, išmoksti vaidinti, išmoksti pasakoti, išmoksti nebijoti už kameros sėdėti. Aš manau, kad mokytojai tikrai įdėjo daug darbo ir jie įdėjo daug darbo, nes jie irgi mokytis turėjo ir po to vaikus išmokyti, nes tu, kai mokinies su mokytojų pagalba, su draugų pagalba, tai visada būna tau lengviau. Arba pavyzdžiui, būna vaikų, kurie praleidžia tas repeticijas, o kiti išmoksta, o tie, kurie praleidinėjo, tai jie neišmoksta. Tada, pavyzdžiui, tas draugas, kuris išmoko, jis gali pribėgti ir pagelbėti. Aš pirmą operą buvau Vienaragis, o jau antrą operą buvau Atbulietė. Įsijutau į sceną ir viskas jau buvo gerai, nusiraminau ir tiesiog buvo labai fainiai. Mane nustebino, kad ten Žvejų rūmuose, kiek daug žmonių ten sutilpo. Mes dalyvavome Žaibo operoje Stebuklinga saulėgrąža. Buvome 3 mokyklos, 2 iš Klaipėdos ir 1 iš čia Šilutės. Mes mokinomės šitoj meno mokykloje, repetavomės daug ir va taip ir susipažinom. O įdomiausia buvo tai, kad tėvai stebėjo ir giminaičiai stebėjo, kaip mes parodėm tą operą. Ir man labai patiko, kad galėjo jie pamatyti, kiek mes pasiruošę buvom. Na, Šilutėj tai buvo, pagal mane tai buvo daug mažiau streso, nes čia nebuvo toks kaip, finalinis, žinai. Ir ten buvo tiesiog lengviau pasirodyti, bet tikrai buvo ką dirbti ir ten. Bet Žvejų rūmuose tai tiesiog jau žinojo, kad čia yra paskutinis ir ten. Tai iš tiesų mums ta opera patiko, man ypač. Bet ko bijojau, kad mes ten kažko nesuklystume, nes kaip sakoma, suklysta vienas, suklysta visi. Man visa šita opera irgi davė labai daug drąsos,
Nors jau turėjau šiek tiek, bet galų gale jaučiausi toks laimingas, kad galiu kažkuo kitu būti tokiu vaidmeniu, kuris man labai patinka. Galiu išsireikšti savo emocijas, galiu parodyti visiems, ką aš sugebu. Ir tikrai patarčiau kitoms meno mokykloms surengti šią operą. Mergaitėm tai buvo pirmoji tokia didelė patirtis, kurioje jos galėjo parodyti save. Jau ir teleportiečių vaidmenyje, mokantis dainuoti, dirbti grupėje, jom puikiai sekėsi ir naudos gavo tokios, kad tas mokymasis dirbti komandoje, jos ir namuose, ta prasme, tą tvarką prižiūri, kad čia mes dabar jau turime eiti, mes dabar. Tas toksai nuoseklumas, konkretumas, tai tikrai yra nauda ir jos įgijo tos patirties. Tai išties ir dabar stebim, kad kitas požiūris tiesiog yra ir į pačią meno mokyklą. Ir be abejo savo gebėjimų vertinimas. Jin visada pakankamai atsargiai žiūrėdavo į didesnius kažkokius projektus, renginius, konkursus. O būtent dalyvavimas Žaibo operoje, pastebėjom, sukėlė tokį didesnį gal pasitikėjimą savim. Ir tik prasidėjus rugsėjui, iš karto aš eisiu, į konkursus eisiu, ten eisiu, matosi, kad to pasitikėjimo tikrai yra daugiau. Tai be abejo mus labai džiugina. Muzikoje turbūt visada pasimiršta kažkoks sunkus darbas ir lieka tie gražūs įspūdžiai, kuriuos tu matai. Tai aišku, turbūt liko tos spindinčios vaikų akis. Ir žinutės, kad kaip gaila, kad jau baigėsi opera. Na ir turbūt tas džiaugsmas širdį, kad iš tikrųjų ta didelė komanda galėjo sukurti tokią šventę. Džiaugsmas, pasididžiavimas vaikais, džiaugsmas juos matyti visai kitokius. Tai vat, kaip mokytojui turbūt labai svarbu juos pamatyti kitoj erdvėj, tą didelį norą, tai va tas turbūt ir išliko. Aišku, vienam mokytojui yra labai sudėtinga, jeigu yra keletas mokytojų ir jie pasiskirsto, tai ta komanda ir būtų. Aišku, meno mokykloje apskritai, po šitos operos aš pamačiau vertę režisieriaus, visų judesių, ar ne, kaip vaikai atsipalaiduoja ir pagalvojau, kad meno mokykloje turėtų būti disciplina, čia tiesiog būtinai jinai tokia režisūrinė judesio, kad vaikai galėtų atsipalaiduoti, jie tada laisviau ir dainuoja. Tai ta komanda turėtų būti žmogus stiprus režisūriškai, o dabar patys mokytojai viską darome patys, bet yra ir kūrybiškų mokytojų. Bet turbūt toks pagrindinis dalykas laikas. Kaip jūs sakote, skirtingų specialybių vaikučiai. Tikrai labai sudėtinga derinti, tai vat labai bendruomenė padėjo, kadangi specialybės mokytojai prie to irgi labai prisidėjo, nes aš prašydavau išleiskite, mes turime repetuoti, jie keisdavo laikus, tikrai labai padėjo, tikrai vienam žmogui sudėtinga būtų tai padaryti, be kitų pagalbos ir supratimo, kad tai yra labai svarbu. Taip pat tikrai statytumėm operą ir netgi ir minčių tokių turėjom ir aš manau, kad jos neišblėstos mintis, nes ta pridėtinė vertė, kaip sakome, veža. Aš buvau lapnozauras ir man tikrai viskas labai patiko. Ir buvo labai patogu, truputį karšta, bet ir vaidinimas patiko ir kostiumai buvo labai geri.
Sunku buvo, kai reikėjo tenais, kai vaikai neklausydavo mokytos, kai reikėdavo vėl iš naujo, nes mes ten su kostiumais, su kaukiam labai karšta tose kaukėse, tai... O lengva buvo, kad tu žinai žodžius ir jų nepamiršti ir ten labai lengvai yra dainuoti. Jeigu nebūtų tekę dalyvauti operoje, tai manau, tiesiog gal būtų eiti į tas choro pamokas ne taip įdomu. Ir kaip mokintis naujas dainas, veiksmus, nes vis tiek mes ir choro pamokoje, ir operoje tai mokinomės. Bet buvo labai smagu. Man didžiausias netikėtumas buvo, kai pačią pirmą operą, pirmą kartą reikėjo vaidinti, mokytoja įėjo, paskelbė, kad vaidinsim operą. Aš tada ir iš pradžių ji pasakė, kad statysime operą, aš galvoju, pasiimsim vienis plaktukus ir kalsim. Ir po to supratau, ką reiškia statyti, supratau, ką reiškia opera, pats pajutau. Mano supratimu, opera yra kai vaidini ir dainuoji tuo pačiu metu, bet dainuoji taip garsiau, o ne įprastai. Nes kad tada visa salė tave išgirsta, o pavyzdžiui, kaip čia pas mumis mokykloje aktų salėje, tai nereikia taip garsiai dainuoti, nes yra toksai aidas didelis gan. Tai nereikia taip garsiai dainuoti, o operoj mes dar, kai vaidinom pirmą operą, tai buvo lauke, tai reikėjo biški garsiau dainuoti, buvo mikrofonai, biški padėjo, bet reikėjo vis tiek garsiau dainuoti, kad išgirstų, nes buvo dar vėjas stiprus. Operos rūbai vis tiek nėra kaip įprasti rūbai, nėra kasdieninio dėvėjimo. Yra visokios egzotinės spalvos, egzotiniai raštai, visokie dalykai. Ir taip jau pasijunti, kaip netikram pasaulyje, nukeliauji į tą operos šalį. Aš galvoju, kad operos yra skirtas ne tokiems mažiems vaikams, kaip mes buvom 10-9 metų, nes aš galvoju, kad tik tais vyresni kažkaip operas vaidino. Aš galvoju, kad mes biški dar per jauni, net galvoju, kad nieko nesupratom, kas ta opera, kaip reikės vaidinti ją. Tai aš tiesiog nustebau, aš buvau iš pradžių laiminga, kad mes vaidinsim, bet vidury proceso biški buvau pavargus, nes labai daug reikėjo mokintis, viską daug atsiminti. Aš manau, kad duoda kantrybės labai daug, nes reikėdavo ir iš naujo pakartoti, ir iš naujo, nes kai kuriems nepavykdavo tam padainuoti į taktą, ar kažkas nutikdavo, kad reikėdavo vėl iš naujo ir labai daug kantrybės reikėdavo. Ir labai nenusiminti ir nepasiduoti, nes visada tu viską gali padaryti, jeigu tu labai nori. Tai manau, kad labai daug pamokė, kad turėtumėm daug kantrybės ir daug nuoširdumo, kad viskas bus gerai ir visada viskas pavyks. Pati opera yra labai sudėtingas žanras ir kada žiūri operą, niekada nesusimastai, kiekgi tenai dedamųjų yra būtent šitame žanre. Čia yra ir vaidinimas, ir muzika, ir teatras, ir šokis. Čia mes turime apšvietimą, čia mes turime kostiumus, muzikantų bent jau kokia įvairovė didelė. Tai yra ir dirigentas, ir orkestro muzikantai, ir dainininkai. Ir visą tą įvairovę vaikai ne tik tai pamato, bet jie patys patiria.
Ir mes ruošiame ilgą laiko tarpą. Ir jeigu koncertą mes taip, pamažu parengėme maždaug per mėnesį, 2, tai opera yra ne mažiau negu 3 mėnesių labai intensyvus darbas. Nes muzikinę medžiagą padaryti nėra sunku, bet pridėti vaidybą, pridėti šokį, pridėti tą orientaciją, susigaudimą erdvėje, tai kainuoja laiko ir vaikai yra iš tų jaunųjų muzikantų, kuriem dar viskam reikalinga yra patirtis. Todėl tas operos rengimas yra labai daugiasluoksnis ir labai daug gebėjimų reikalaujantis. Na ir turbūt svarbiausias dalykas tai yra tas įspūdis, kuris lieka jau atlikus operą. Ir atrodytų, kas tai yra 7 minutės, 8 minutės operos. Tai yra tikrai nedidelis laiko tarpas, bet poveikis patiems vaikam, jų tėvam yra neišmatuojamas. Ir jeigu mes laiko metais galėtumėme vertinti operą, tai yra 3 mėnesiai labai sudėtingo ir tokio sunkaus ir sutelkto labai darbo. Tada yra 10 minučių scenoje, o įspūdis ir potyris yra visam gyvenimui.